Moksleivių šuolis į startuolį – mokomoji mokinių bendrovė. Šiandien susitinkame Kaune, Kauno regioninėje mokomųjų mokinių bendrovių Expo. Beveik 300 jaunųjų verslininkų pristato savo verslo idėjas dar mokyklos suole. Nuo išskirtinio dizaino papuošalų, cheminėmis formulėmis paremtų valymo sprendimų iki dirbtinio intelekto korepetitorių dar patiems moksleiviams. Išskirtinis dėmesys ir agrotech sektoriui ir akceleratoriui. Šiandien čia mes galim sutikti ir komandas, kurios jau pristato reklamos agentūras ūkininkams, kurios netgi galvoja apie moksleivių sveiką gyvenseną ir jau kūrė aplikacijas, kaipgi mes kiekvieną dieną galime maitintis sveikiau. Tad inovacijos yra šiandien mūsų moksleivių kasdienybė. Mentorių pagalba, tokių kaip Skandagra, mes galime juos auginti kartu. 77 jaunųjų verslininkų komandos. Keliaukime! Kuriant savo verslus, moksleiviai turi galimybę įsigilinti į skirtingus verslo sektorius, nes jiem pataria ir profesionalūs mentoriai, kurie yra sukaupę didžiulę patirtį ir šiandien noriai dalinasi su jaunaja karta tam, kad jinai galėtų augti drauge. Rinkomės iš principo, kas yra svarbu Lietuvai, strategiškai ir švietimas šiandien dienai yra tokia iš probleminių vietų. O Junior Achievement dirba labai artimai su švietimu ir investuoja į tai, kad mokiniai būtų labiau išprusę finansiškai ir skatinant trenerystę. Tai šiais metais prie projekto prisijungė ir mūsų partneriai Dojus Agro ir Bayeris su tikslu išplėsti mentorystės programą, su tikslu turėti daugiau patirčių ir be abejo daugiau resursų, kad padėti Junior Achievement vystyti naujas idėjas ir projektus. Bayer Crop Science Lietuva komanda labai džiaugiasi dalyvaudama šiame renginyje ir stipriai įsitraukdama į mokinių bendrovių kūrimą. Esu labai laiminga matydama, kad ir agrosektoriaus verslo idėjos šiais metais yra mokinių verslo idėjos. Pastebėjau, jog viena iš moksleivių idėjų yra sukurti reklamos kampaniją, agentūrą agrosektoriui. Todėl mes nusprendėme juos pa-challenginti ir pabandysime su jais atlikti keletą video projektų ir pamatysime, kas iš to išeis. Dojus Agro svarbu dalintis ne tik patirtimi, bet ir laužyti nusistovėjusius stereotipus apie žemės ūkį. Šiandieninis žemės ūkis yra pažangus, inovatyvus ir labai išmanus. Didžiuojamės galėdami parodyti, kokia išmani ir moderni yra mūsų technika, bei kiek daug galimybių agrosektorius gali suteikti jaunai kartai. Prisijungus prie šito projekto labai buvo sunku įsivaizduoti, apie ką tai, nes dalyvauju pirmą kartą, bet sutikus tiek daug jaunų žmonių, kurie turi labai įdomių idėjų, kurios gali tikrai pavirsti į kažkokį rimtą verslą. Ir kartais netgi nepatogus klausimai labai priverčia pasitempti, rasti tų atsakymų ir padėti ir pakonsultuoti tinkamą linkme, kad būtent tos komandos idėja galėtų pavirsti į realų verslą.